Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Šlapias ir niūrus ruduo, tamsa ir alkoholis. Tai dalykai, kurie prie eismo saugumo neprisideda. Sveiki, čia Reidas. 6 valandą ryto, o jau girtas avarijos autorius kaltę suvertė miego trūkumui. 3 mašinas Gargžduose apgadinusi girtą vairuotoją, žmonės pagavo ir vos nenulinčiavo užmiesčio kelyje į Kretingą. Atkaklus žemaitis išvažiavęs į priešingą eismo juostą ir sukėlęs avariją, nenorėjo sutikti, kad avariją padarė būtent jis. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai, apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro komisaras inspektorius Mindaugas Džermeika. Per praėjusią savaitę kelių policijos biuras užregistravo 25 eismo įvykius, iš kurių 4 įskaitiniai, per kuriuos buvo sužeisti 5 asmenys. Kelių eismo taisyklės pažeidė 168 vairuotojai, iš kurių 13 vairuotojų vairavo transporto priemonę, būdami neblaivūs. Kad jau gatvėse vietos pasidarė maža, tai eismo įvykiai persikėlė ant šaligatvių. Aną dieną, tai yra penktadienį Galinio pylimo gatvėje iš kiemo išvažiuojanti mašina partrenkė šaligatvių važiavusi dviratininką, kuris nuo medikų globos atsisakė. Aš matau, kai jinai važiuoja ir aš jau atgal tai negaliu. Supratau. Bet galėt keliu važiuoti, žinokit, iš tikrųjų. Taip. Gal keliu būtų buvę geriau važiuoti? Keliu. Čia? Nu, va ten. Žinau, kur nukrysi. Pasidėsiu. Bet jūs pagal visas taisyklės keliu turėjot važiuoti, nes čia nėra dviračių tako. Vėl. Visi važiuoja šaligatviu. Šioje laidoje žodis dviratininkas bus minimas dar ne kartą, o šiuo atveju incidento dalyviai išsiskyrė gražiojų. Reidui priminus, kad dviračiais reikia važiuoti gatve, jeigu nėra įrengtas dviračių takas. Penktadienį apie 3:30 kelyje Vėžaičiai Plungė iš karto už kelio ženklo Vėžaičių gyvenvietės pabaiga, tačiau kitų kelio ženklų greitį ribojant iki 70 km per valandą susidūrė 2 viena kryptimi važiavę automobiliai Volkswagen Transporter ir Mazda 626. Reikia manęs nesukų, kai aš lenkiau, jinai užsuko mane. O jinai suko šičia, iš šičia. Šiauliškis Volkswageno vairuotojas šiurkščiai pažeidė eismo taisyklės. Lenkė per ištisinę liniją, išvažiuodamas į priešingą eismo juostą sankryžoje, kurioje Mazda suko į kairę. Praėjus 3 dienoms po šios avarijos ligoninė mirs Mazda vairavusi 53 metų moteriškė ir tai yra 8 avarija auka Klaipėdos rajono keliuose nuo metų pradžios. Tačiau Klaipėdos apskrityje pagal žuvusiųjų skaičių šiais metais labai negražiai pirmauja Kretingos rajonas. Tad nenuostabu, kad kiekvieną savaitgalį čia lankosi Klaipėdos kelių policijos magistralinių kelių būrio ekipažai, kurie primena, kad eismas Kretingos rajone taip pat vyksta dešinę kelio pusę ir čia galioja tos pačios eismo taisyklės. Važiuosi be diržo, gausi 100 litų baudą. Važiuosi dar, gausi 300 litų baudą. Arba atims vairuotojo pažymėjimą mėnesiui. Važiuosi be pažymėjimo, atsidursi už grotų, vos ne už grotų. Arba štai tokį padargą, argi be draudimo verta vairuoti. Ir yra. Kulupinuose įkliuvo pirmas girtas dviratininkas. Dviratininkai dar nėra pripratę, kad baudos žvėriškos, nes tie laikai, kai galėjai svirduliuoti keliuose, yra jau praeityje. Aš pripūsiu 3. Aš palaikysiu. Pripūsi 3? Jo. O su dvirka atvažiavot? Su ta dvirka? No. Varom. Gerai, stop, užteks, stop. Ačiū. Aha. Su botais galima su dviračiu važiuoti, bet girtam negalima, žinot turbūt. Žinau, atleisti, dovanuoti. Turit, jeigu kas, 500 litų, jeigu kas? Nedaug. Nikam nadar. 172 tik. 172 tik tai. Gerokai mažiau reikės mokėti. O šiaip vairuotojo pažymėjimą turi šiaip? Niek aš nevairuoju išvės. Niekada gyvenime? Niekama, no. Nu va. Dviratį, tas pačias pragėrė dviratį taip. Niek, kom padarys, nulinksniau, leif atvažiauti. Pol 7. Kur? Į Kretingą važiuosi? Jau kom padarys, aš transportį, savo būstai įsignėti. Antrą kartą neįkliūp.
Nevažiuok su dviračiu, Antanai. Antanas nėra piktas žmogus ant valstybės, kuriai nežinia, kada jis išgalės sumokėti baudą. Bet drausminti girtus dviratininkus ir pėsčiuosius yra būtina, nes kažkaip sunku atsiminti, kad tamsiuose rudeniškose mūsų krašto keliuose, kada būtų žuvęs blaivus dviratininkas ar pėsčiasis. Visi buvo išgėrę. Neišimtis bus ir šis vakaras. Likimo ironija, kol Salantuose eismo saugumu rūpinosi net 2 ekipažai, netoli šio miestelio bus suvėžintas pėstysis 13 auka nuo metų pradžios Kretingos rajono keliuose. Nuo dabar keliamės į Klaipėdą, čia Šiaurės prospekte prisiskraidė automobilio Saab vairuotojas, kuris buvo neblaivus, lengvas girtumas, o važiuota kaip girto. Kas atsitiko? Per daug paspaudžiau. Užkliuvo bordiūras. Aha. Prieš porą valandų išgėręs buvau. O kiek maždaug važiavai? Daug. Daug? Nu, mane vienas aplenkė, kitas aplenkė. Jie norą supranti. Tu susinervinai tiesiog, kad tave lenkia, taip? Nesusinervinai. Dėl to, kaip sakyti, nervai nekyla. Tiesiog, užėjo noras pabandyti. Vėliau vairuotojas prisipažins, kad važiavo 160-170 km per valandą greičiu. Ko gero, taip ir bus. Nes važiuojant Šiaurės prospektu link Liepų gatvės, perskrista skiriamoji juosta ir nuskabyti elektros apšvietimo stulpai. Ir kaip čia nieko iš priekio nebuvo. Šiaip jaunuolis mašiną buvo nusipirkęs lygiai prieš savaitę. Dabar jam jos ir vairuotojo pažymėjimo nereikės ilgai. Ir sekantis siužetas bus girtas. Gargžduose prie prekybos centro girtas Renault vairuotojas apgadino kelias mašinas ir bandė pabėgti. Tačiau progresyvusis Gargždų jaunimas bėglį pagavo kelyje į Kretingą, išvilko jauną girtoklį lauk iš mašinos ir palaukė, kol atvažiuos policija. Visa istorija jos dalyvių lūpomis. Kurioje vietoje? Reikia Gargžduos. Aha. Kirto man iš šoną, tam iš šoną ir čia sakė lenkdamas dar kažką. Kufūravas. Tai jūs dabar, ta prasme, jį vietės nuo pat iki dabar Gargždu? Nuo pat iki. Mes ir iki stovėjom, mumis pirmus užkliudė, paskui kitus. Ir po to jisai jau, ta prasme, sulaikytas jau buvo? Kada atvažiavo? Atvažiavom jau gulėjo žemės. Aš važiavau į Klaipėdą. Aha. Prieš tiltą jau. Jis įvažiavo į mano juostą. Aha. Ir su savo veidrodžiu, į mano veidrodžiu, sudaužė pilną veidrodį. Aš apsisukau ir pradėjau galvoju, bet žiūriu, vaikinai spėjo sustabdyti anksčiau, negi aš. Nu, bėgo. Į polį ir bėgo, gyvėlės. O kurioje vietoje, ta prasme, nuo iki parduotuvės? Ką? Ir jūs jį pavijot? Jo. Nu kaip, lygčiam vos į fūrą, nei polį vos nuo tilto nenuėjo. Aha. Jis vos į žmonės, nu. Nenorėjom, lygčiam pats sustojo. Nenorėjom lenkti stabdyti, kad neįkaltų į galą. Aha. Ne, tai jisai tai gatavas, tai aišku. O ten jau kiti, kada privažiavo, jau tie gaudytojai, jau jūs jį pasiguldė buvo, supratau. Taip. Nes jam protokolas ant galvos išrašytas yra. Jo. Draugas šitas išvažiavo. Gerai mušėsi? Gerai, ačiū jums. Nėra. Bėglys pagautas jaunuoliu buvo per girtas, kad pūsti į alkotesterį, bet per blaivas, kad galėtų nesiginčyti. Galit forminti apie ką nori. Čia varė policininkai sučiupo, šiaip dėtelpo. Policininkai sučiupo? Netelpo. Nesupratau nieko. Nesuprat, aš tuoj to paaiškinsiu. Jeigu nori nuimti antrankius, paaiškinsiu. Aš neturiu raktelio. Nu, aš irgi neturiu. Surašysiu už girtum, be šansų. Kodėl be šansų? Todėl, kad negali. Kodėl? Nesustabdė už girtum. Oik tu. O todėl. Nesustabdė. Sustabdė Hebra. Tai Hebra ir turi atsakyti už girtum. O jie negali rašyti nieko. Pala, tai Hebra tavo protokolą turėjo išrašyti? Taip. Kom vardu sakykėsi, nes negaliu su nepažįstamu bendrauti. Aš Saliamonas. Lemonas? Saliamonas. Saliamonas? Supratau, gerai. Nori pralėksiu. Su ko, su mano mašina? Atrakink antrankius. Palauk, tu dabar gerai. Įpūsk, jeigu būsi blaivas, duosiu savo mašiną pavažiuoti. Davai. Volkswagen Golf Plus. Davai. Bet nepūs. Ne. Žinai, dėl ko nepūsiu? Nu. Nes aš dabar paduosiu teismą. Į visų pirma, manęs nesustabdė. Visų antrą. Ko jie nori nuo manęs policininkai? Tai ką aš negaliu gerti čia pagriuvį? Gertų pagriuvį, kur tu nori, Saliamonai. Bet jie neturi teisės. Jie turi daug teisų. Jie neturi teisės. Saliamonai, jeigu nori važiuoti su Volkswagen Golf Plus. Jie manęs nesustabdė. Gerai, jaunuoli. Saliamonai, jeigu nori važiuoti su Volkswagen. Ar jie turi įrodymų, kad turi mašiną prieš mane?
Tai žinau, kad čia žmonės pasako, kaip tave pagavo, kaip tu gulėjai, kaip tau malku davė. Ką pagavo, ką malku? O tu malku, žinai kaip gaus, kaip atvažiuoti? Kas? Nu, aš atsisakau. Jūs atsisakot atlikti. Jūs manęs nesustabdėt. Saliamonai. Aš galiu važiuoti į policiją, visų pirma, važiuoti į ligoninę. Jūs neturit prieš mane. O kam tau ta ligoninė? Tu atsisakai, kad tau bus sunkus girtumo laipsnis ir viskas, nu. Atsisakai, tu atsisakai. Aš atsisakau, o tu negali man zabefort. Nevadink Marijos tu, jinai jūs. Aš jokių Marijų nematau. Jūs manęs nesustabdėt visų pirma. Jeigu aš jum įkasiu, patikėk. Ir jūs nevairavot. Jūs pagrindinė. Aš nevairavau. Nevairavot? Ne. Važiuojam. Važiuojam mašiną, noriu pasimėgauti. Pasimėgausi tikrai? Pasimėgausiu. Pasimėgausiu, pasišnekėsiu su draugais. Draugais už Tu mane įkasi. Saliamonai, žiūrėjau. Mane įkasi. Supratau. Tu neturi tokių valčių, kad įkasi. Galvojau, normaliai pašnekėsim, duosiu po vairuotojų mašiną, bet tu matau. Bet tau mašiną lavon. Kas, mano? Nu. Tai tavo pažiūrėk kokią. Eik tu 210, ne? Eik tu 210. Nori Nu ko, nuo Arato kalno 210. Nori pralikę, nuim gansų. Sakė, eina 210. Ant spidometro 230. Gal net ir 230 eina, Saliamonas nėra bandęs. Čia nėra Lietuvoje tokio kalno, nuo kurio eitų 230. O čia tai mašinėlė. Svajonių mašina. Svajonių ženklas. Be reikalo šio žirgo vairuotojas priešginiavo policijai. Be reikalo neputė, be reikalo apskritai kažkur važiavo, nes dabar bus tokių reikalų, kad niekam tokių bausmių nelinkėtum, nes tikrai nesitikė, kad štai su šiuo automobiliu važinėjantis pilietis turėtų pinigų valstybei paremti. Dar viena istorija apie dviratininkus. Prasidėjus rudens lietums, pirmadienį Minijos gatvėje, važiuojant per пешую perėją, buvo partrenktas vyrišкis. Он с какой стороны появился? Он. С этой стороны? А на первой полосе была машина? Была, вон она стоит. Я попросила, чтобы женщина идет. Taigi avarija vyko, kai pirmoje juostoje jį sustojo praleisti džipas ir šis važiavo. Blogai, kad važiavo, o nestumė dviračio darydamasis į šonus, tad kitiems tai sukėlė įtarimų. Aš mačiau, žinokit, tą žmogų, jisai čia ne pirmą kartą. Jo, jisai važiavo čia prieš pusę valandos, jis irgi buvo čia tam kieme, buvau stovėjau. Jisai čia iš viso skersai gatvę važinėjo. Pirmin atgal važinėjo? Jo. Būtinai patikrinti reikia, ar jisai nėra girtas. Jeigu jau išveža į ligoninę, tai realu, kad bus paimtas ir kraujas dėl girtumo nustatymo. O pilietis buvo išvežtas į ligoninę, nes per avariją lūžo kairys šlaunikaulis, o ten, kur kaulo lūžis, ten ikiteisminis tyrimas. Lietus Lietuvoje. Tuo pačiu metu Klemiškės gatvėje į stulpą atsirėmė automobilis Volkswagen Golf. Kadangi stulpai ant kelio neauga, tai ir paklausime, kodėl nuvažiuota nuo kelio. Labą dieną, mielas ponė. Labas. Tai kas nutiko? Užnešė ir viskas, leidulėtus prasidėjo ir papuoliau. Taigi ne jaunuolis esat, nelakstote? Tai nelakstau, čia lakstyt daug nereiko, matai, kaip vyruoja ant kelio. O iš priekio buvo mašina? Ne, praktiškai ten vienas važiavo, ne. Tai nieks jūsų ir neišgąsdino kaip? Ne, praktiškai kaip ir neišgąsdino. Nesmarkiai važiuota, nesmarkiai ir atsiremta. Nu, tai buvo kraštinis pirmos reido laidos siužetas, o antroje laidos dalyje taip pat bus šlapia, užteks ir lietaus, ir alkoholio. Kaip visada tokiu laiku laida pasiekė pusiaują, dabar reklama, o po jos toliau laidoje matysite. 6 val. Ryto, o jau girtas avariją sukėlęs vairuotojas viską suvers 2 buteliams alaus ir miego trūkumui. Atkaklus žemaitis Petras iš Gargždų net išvažiavęs į priešpriešą ir čia atsimušęs į kitą mašiną nenorėjo sutikti, kad tai jo darbas. Viešojo saugumo vaizdo kameros neklysdamos atsako į klausimus, kodėl įvyksta avarijos. Tačiau visą tai jau po reklamos. Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui.
Tiek buvo reklamos ir anonsų, tad dabar antroji reido dalis. Iki pertraukos rodėme tą lietingą pirmadienį, po pertraukos mes vėl apie lietų ir avarijas tą patį pirmadienį. Taikos prospekte dėl to lietaus, pirmadieninio lietaus, nepavyko užkurti naujųjų moderniųjų šviesoforų. Todėl neveikiantis svarbus šviesoforas prie 3 poliklinikos kai kam sukėlė keblumų dėl saugaus gatvės perėjimo. Kiti, supratingesni praleisti pėsčiuosius stoja, buvo daužomi galan. Avarija šviesoforų nesuprantu. Stojat prie šviesoforo? O ko nesiskirsto truputį į šoną? Per pyką užkimšot miestą. Nes jeigu su kalte sutinka ponas, tai... Tik pasirašai iš karto 2 punktuose, 14 ir viskas. Sutikus su avarijos aplinkybėmis, pagrindinis principas būtų šis. Saugiai traukiame mašinas į šonus, netrukdome eismui piko metu ir baigiame pildyti dokumentus, tai yra eismo įvykių deklaracijas. Ir šios avarijos dalyviai galėjo pildyti dokumentus, pasitraukę iš sankryžos į šoną, nes viskas aišku. Kas suka į kairę ir nepraleido tiesiai važiuojančio, tas kaltas. Važiavau čia, jisai tą. Ta prasme, jūs į kairę sukot ar? Į kairę, jo. Kas į kairę, tas kaltas? Nu, kaip jūs norite. Kad taip ir yra. Jūs važiavo tiesiai per žalę, jaunuolis suko į kairę. Matot, dar biškiai būtų kitai buvę, jeigu nebūtų šalimanis stovėję. Didelį mašiną. Tiek jis kažką tai nematė, tiek aš nemačiau. Aš būčiau, kaip sakant, laiku sustoti. Supratau. Opel Vectros vairuotojas teigia, kad per 30 metų pirmą kartą pateko į avariją. Apie tai, kaip reikia elgtis sukant į kairę, mes dar kalbėsime toliau laidoje, o dabar apie vairavimo stažą, kuris nepadeda, o maišo. Šilutės plente išvažiuodami iš Žiedo susiglaudė 2 automobiliai ir kas teisus, kas ne, pakvietė teisėjauti policiją. Kuria juosta važiavo, sakykime? Antrą juostą Žiedo. O dėdukas irgiavos iš pirmos. O dėdukas iš kur atsirado? Mes važiavom šalia, mano mašina, jo mašina. Jis pirmą, aš antrą važiuoju, o jis ar posūkį parodė, sako, jis irgiavos į antrą juostą, kodėl, sako, manęs неправляет. Несупратов. С первого ряда во второй ряд вы начали перестраиваться, да? Нет, ну я ехал уже поэтому, я чуть-чуть сместился в сторону, чуть-чуть. Потому что я вышел не на эту, не на первую полосу, а на эту полосу я вышел. И сместился немного, но этот господин ехал с большой скоростью, и он мне коснулся. А кто сейчас скажет, большая у него скорость была или нет? Kaltas liko dėdukas, kurio neteko ilgai įkalbėti, kad jis vis dėlto išklydo iš savo eismo juostos. Apie akivaizdžias tiesas mes dar pakalbėsime laidos pabaigoje, o dabar kita istorija iš Paryžiaus komunos gatvės. Tiesa, vykstant į tą incidentą Paryžiaus komunos gatvėje, įsitikiname, kad plyta Rūtų gatvėje veikia, bet ne taip, kaip norėtųsi. Negi mes pasveikom. Negaliu patikėti, negi niekas net važiuot prieš eismą. Nu, pristabdyk biškį. Aha. Nu. Kelio ženklas plyta yra Afrikoje plyta, o štai Rūtų gatvė ji kai kuriems yra ne motais. Taigi Paryžiaus komunos gatvėje 2 motoroleriai važiavo paskui Audi ir šiai pasukus į kiemą vienas užšokęs ant šaligatvio trenkėsi į šios duris. Aš važiavau iš tos pusės paimti vaiką, mano vaikas čia stovėjo. Parodžiau posūkį, tas motoroleris važiavo paskui mane. Vienas į priekį nuvažiavo, tas paskui mane, raudonas buvo. Aš parodžiau posūkį ir sukau. Ir čia kaip išlėkė ir... Jis per šaligatvį važiavo, jūs matėt irgi? Ne per šaligatvį važiavo. Jis važiavo čia. Paskui pamatė, kad aš sukau, jis ant šaligatvį ir čia norėjo. Vienas nuvažiavo ten, a antras kaip tas nukrito su raudonu tų motoroleriu. Nukrito vis dėlto? Nukrito, va, yra viskas, va, pasižiūrėkit. Visko yra. Nukrito jis ir sakau, davai, arba kviečiam policiją, arba... Давай, ну как, сразу рассчитаемся. И viskas. Čiagi daug darbo, sakau, ką jūs man padarė? Nu, a što on? A jis pradėjo šaukt ir koją. Arba sulaužė, arba nežinau ką. A tai gali kreiptis net į ligoninę, taip? Galvoju, kad gali. Kad labai smarkiai nukrito. Labai smarkiai į tą. Taip. Tas motoroleris kaipėjo ir va taip. Moteris sakė, kad mažiausiai turėjo lūžti bėglio koją, bet kadangi į ligoninę joks lūžęs pilietis nesikreipė, teigdamas, kad susižalojo važiuodamas motociklu, tai durelės poniai teks remontuoti pačiai.
Antradienį apie 17 val. Šilutės Plento ir Statybininkų prospekto sankryžoje susidūrė Peugeot ir Audi. Audi važiavo tiesiai, Peugeot suko į kairę. Kas suko į kairę, tas kaltas. Aš nevažiavau, aš jau buvau sustojęs. Sustojęs buvot? Bet jūs vis tiek sukote į kairę? Taip. Aha, ir ta prasme jūs stovintį atsimušė? Taip. Atvažiuos policija, pasakys tą patį. Tas kaltas, kas į kairę. Arba jeigu tiksliau, kas suka į kairę, tas turi praleisti tiesiai važiuojantį. Ir sekanti avarija tokia pati įvykusi beveik tuo pačiu metu miesto centre. Liepų ir Herkaus Manto gatvių sankryžoje susidūrus automobiliams Audi Q7 ir Ford Mondeo į ligoninę buvo išvežta Fordo vairuotoja. Avarija vyko, kai Audi važiavo tiesiai Herkaus Manto gatve, o Mondeo suko į kairę link Klaipėdos viešbučio, sakė Q7 vairuotoja. Nu, tiesiai važiavau, o tas žmogus važiuodamas suko į Klaipėdos viešbučio. Suko į kairę? Nu, taip. Tai viskas aišku, kas suko į kairę, tas turi praleisti tiesiai važiuojantį. Jis dar bandė sakyti, kad aš ir per raudoną važiuoju šokas, atbėgo liudytai nuo iš visų pusių palydyti. Bet yra kamera, vis tiek. Yra kamera, vienas dalykas, kitas dalykas visiškai nesvarbu. Ar per raudoną, ar per žalę sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojant. Per šią avariją nesunkiai sužeista Mondeo vairuotoja, o į visus klausimus atsako viešojo saugumo vaizdo kameros filmuojančios problemiškas Klaipėdos sankryžas. Dėmesio į ekraną. Atvažiuojantiems nuo Danės tilto ir Herkaus Manto gatve dega žalias šviesoforo signalas, ką įrodo pėsčiųjų judėjimo kryptis ir transporto srautai. Ir štai tuščioje sankryžoje taip pasukta prieš Audi Q7, kad ginčių neturėtų kilti, nes apskritai sukant į kairę reikia praleisti tiesiai atvažiuojančius. Trečiadienį Liepų gatvėje įvyko avarija, po kurios klausantis įvykio dalyvių net negalėjai patikėti, kad gali būti ginčijamasi dėl akivaizdžios tiesos. Automobilis Nissan sukęs kairėn iš Trilapio gatvės per dvigubą ištisinę liniją išvažiavo į priešingą eismo juostą ir atsimušė į automobilį BMW. Senas žmogus važiuoja kitą mašiną, praranda sąmonę ir įvažiuoja mane. Jis dar iš kažkur atvažiavo, matai ratai kokie. Labai ratus turbūt tai. Jis reiškia kažkokio bordiūro atvažiavo. Jo, čia yra tiesos. Jis nežino, kad yra avarija. Sako, kad nieko nebuvo. Jis taip sako? Jis vedęs mašiną dar kažkai važiuoti. Ta prasme, jau atsimušęs tai? Jo, vedęs ir į priekį važiavo, kol šaks netinius. Čia stovėjo liudininkų, atidarytos durys, jis važiuoja į priekį. Nu, mielas ponia, kad esat avariją padaręs, per dvigubą ištisinę atvažiavęs, atsimušęs į kitą mašiną, čia dar ne viskas. Prieš tai jūs kažkur tai per bordiūrus esat pravažiavęs. Dvi padangos jūsų yra prakirstos. Kažkur... Mano tai yra, žinau, kad mano yra. Tai kur jūs jas prakirtot? Jeigu žinot. Žinot, kad prakirtot padangas? Žinau. O dabar, kad atsimušėt išvažiavęs per dvigubą ištisinę priešpriešą, irgi žinot? Niekur aš neatsimušiau. Neatsimušėt? Ne. Parodykit man, kur aš atsimušiau. 1933 metais gimęs Nissan vairuotojas Petras iš Gargždų buvo blaivutėlis ir atvykus kelių policijos budintiesiems aiškins tą patį. Jis avarijos nepadarė. Tai ne jis įpuolė į BMW, tai BMW įvažiavo į jo mašiną. Padangas aš prakirtau ten toliau važiuodam. Va. Kažkur važiavau, ar sulininkas buvo dar. O čia aš nekryžiau nieko. Absoliučiai. Varnas įlyk? Čia ne. O tai kas į priešpriešą išvažiavo per dvigubą ištisinę? O. Pasižiūrėkit, dvigubą ištisinę, va. Jūs išvažiavote į priešpriešą, ponė. Ne į priešpriešą. Aš važiavau, dariau ką ir posūkį. O šviesoforą dariau ką ir posūkį. Ir? Nu ir nieko. Ir jūs tvirtinat, kad čia yra automobiliai nesusidūrė va čia? Nu, žinoma, kad... Nu, kur jūs matot susidūrė? Automobiliai nesusidūrė? Nesusidūrė. Man atrodo, kad čia yra automobiliai susidūrė. Mano ir sparnas sveikas, ir faras sveikas, viskas sveika. Ir jo sveika. Aš jau apčiupinėjau. Apčiupinėjate jau? Žinom. Tai nesupranta, atrodo, kad net nemato, kas įvyko. Ar yra susidūrę? Taip, čia automobiliai susidūrė. Ir apgadinimas įlenktas sparnas. Taigi ir mano turėtų būti. Ne, tai bamperis jūsų. O koks čia bamperis? Va, jūs čia žiūrėkit, gerbiamasis, ne čia juk susidūrė. A va čia toj vietoj, matote, palieskit. Eina pirštą užkišti, ne velnio.
Kol kas iš vairuotojo Petro vairuotojo pažymėjimas atimtas. Praėjus terminui jis vėl galės laikyti egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti. Tik jeigu atsakymai bus tokie kaip šios avarijos vietoje, tai kaži ar tas dokumentas bus grąžintas. Ketvirtadienį truputį po 6 valandos ryto Taikos ir Debreceno gatvių sankryžoje girtas seno kibirėlio Honda Civic vairuotojas šovė iš šalutinės Debreceno gatvės į Taikos prospektą ir čia pataikė į automobilį BMW, kurio vairuotojas vežė į darbą mamą. Nu, aš tiesiai važiavau, iš ten parvažiavo. Aha. Nu, aš biškai vairą sukėliau, mačiau, kad jau prima mane. Ir gavosi. Tiesiai iš šalutinio kelio va šitą kaip rovė, taip rovė. Jo, taip rovė, nestabdžiu. BMW pasmūgą dar trenkėsi į obeliską menantį amžiną meilę ir draugystę su vengrų miestu Debrecenu. Ir jeigu ne šis automobilis BMW, į obeliską būtų sudužęs Civicas, kurio vairuotojas 6 valandą ryto pūstels vos ne 1,5 promilės alkoholio. Tamsa, ne per anksti esat girtas 6 valandą ryto? Ne, nebuvau girtas. Ką? Ne, nebuvau girtas, aš sakau, vakarą išgėrė malaus. Porą bokalų. Numėgojau, nugalvojau, kad nebebus nieko. 1,48 žinok yra ne porą bokalų, patikėk. Bet tai yra ne porą bokalų. Ne, čia porą bokalų išgėriau aš. 1,48 nėra porą bokalų. Išgėriau alaus. Išvažiavau, dar numėgojęs 4 valandas. Aha. Tai va, galbūt apsimėgojęs buvau. Todėl ir... Tikrai negertų, žinot, pažiūrėkite mane patys. Normalus, pagiringas vaikinas esi, klausyk, o kur merginos dingo? Merginos nieko, sako, viskas gerai, sako, dėl mūsų nepergyvent, sako, Taigi toks šlapias buvo ketvirtadienio rytas, ne ką sausesnė gavosi ir laidos pabaiga. Nes sąmoningai laidos gale nesakome, kas laukia girto vairuotojo. Nes kas geria ir vairuoja, tai žino ir taip. O blaiviems vairuotojams tai šiais laikais suskambėtų kaip siaubingi skaičiai. Viliuosi, kad nespėjome įgrįsti su savo istorijomis. Susitiksime kitą pirmadienį 8:30 vakaro Baltikum televizijos eteryje. Na, o šiandien būkit aplankyti ir būkit atidūs kelyje. Laidą pristatė Baltikum belaidis internetas Vaimax, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui.